Apie Dominiką Paškevičių ir jo įsikūnijimą į Jėzų Kristų. Taigi statomi darželiai, taigi statomos mokyklos, taigi statomos ligoninės. No. Niekas nestatoma. Bankinė čia yra sistema, kapitalistinė bankinė sistema. Help! Please help, Jesus! Nestato ligoninių, mokyklų. Jūs matė Lietuvą nusėmą darželį mokyklą? Ligoniniai buvę jūs nėra čia išgalvota. Samnikai, jeigu tu kada nors į ligoninę Ne, važiavai... jos yra senos tarybinės likusios. Tarybų valdžia statė jas. Dabar jų nieks nestato. Už ką kalė ant kryžiaus Jėzų? Už tiesą. Lygiai tas pats vyks kitokiom formom. Lygiai tas pats vyks. Nes aš gyvenu tą gyvenimą. Sako, aš tokį gyvenimą gyvenu. Kokį būtent tą gyvenimą. Kaip Jėzus. Aš taip ir įsivaizduoju, jis turi tų 12 draugelių savo, ne? Aplink save, apsistatęs tenai, ką vaikšto po kaimus, ten gydo žmonės, maitina. Ne, jis kvėpavimu užsiema. Jis tiesiog kvėpuoja. Taip. Jis laisvu laiku ar pilnu etatu kvėpuoja. Jis kaip... Aš nežinau kokio etato, bet jis visada, kai pradeda savo video, jisai grįžta po kvėpavimo. Jisai sako, va, jau kvėpavimą atlikau. Jisai kvėpuoja. Pradėkim nuo tos, jisai teisingai kvėpuoja ir dėl to neserga. Bet Jei reikėtų vienai dienai apsikeisti gyvenimu su bet kuriuo Lietuvos žmogumi, kas tai būtų ir kodėl? Su Gitanu. Su Gitanu. Ir jūs dabar manęs nematytumėt, aš dabar Madeiroje būčiau. Aš dirbčiau iš namų. Ateinančios savaitės prognozė dvyniai. Pagalba iš kažkokios tai moters sutvarkys jūsų esamas problemas. Na, o šiandien atlieku ritualą. kaip tuo tikėt galima? O jeigu nebėra, kuo tikėt, Dominikai? Jeigu viskas prarasta, jeigu visur vergvaldžiai aplinkui, jeigu ligoninių nėra, žinai, darželių nėra, nieko nėra, pinigus iš tavęs valdžia 50% paima, nu tai kuo daugiau tada tikėt?